Sveiki, mėlyjeji, labas, sveikinuosi su jumis, esu nuoširdžiai laiminga ir dėkinga, kad jūs čia su manim, dėkoju jums už prenumeratas, laikus, komentarus ir dėkoju už dovanas, už tai, kad kreipėtės asmeninių sesijų, balandžio mėnesį šventės gražios ir taikau nuolaidą asmeniniams sesijoms ir smagu, kad naudojatės progą, taigi gera jūs pažinti ir kviečiu ir kitus nebijoti išdrįsti, susisiekti, kontaktai po video. Šiandien yra kortų skaitimas jūsų pasiūlyta tema, ką reikia sužinoti dabar, šios dienos aktualijos, aktuali svarbi informacija, kurią visata jums praneš. Ir ateity komentuokit, jeigu turit idėjų kortų skaitimams. Ir pasižiūrėsim, kurgi visata mus nuves. Ir tiesiog pastebėjau per savo patirtis ir savo klientų, kad dažniausiai žmonės nepasiekia tų dalykų, negauna to, ką nori tose situacijose, kur vyksta blaškymasis, netikėjimas, nes jūs ir galite patys pastebėti jūsų gyvenime, kad daug įvairių norų, svajonių išsipildo ir todėl jūs net neatkreipia dėmesio į tą visą procesą, kaip jūs tai darot, nes tai vyksta, bet mes sustojam, sutrinkam tenai, kur nepavyksta. Taigi patarimas mano, kad jūs laikykitės to savo tikslo, nesiblaškykit, padarykit bent savaitę eksperimentą, kad tiesiog taip ir ne kitaip, kad jūs norit kažko ir siųskit pozityvę energiją, pozityves mintis kurkit ir jeigu kažko nežinot, tai klauskit visatos, nes gal žmonės ir sutrinka, kai būna kažkoks naujas kelias ir nežinomas ir neaišku, kaip pasirinkti, kaip daryti, tai visi mes mokomės ir toks yra tikslas, kad surasti tą būdą, pagalbą, prašyti, klausti visatos, dairytis į pavyzdžius aplinkui sėkmės, kuriems pavyko ir jums tikrai pavyks, taigi to ir linkiu. O šiandien 3 variantai, 3 orakulai, taigi išsitraukim orakulus, pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį. Ir taip pat dar ištrauksiu ir sielos gyvūnų kortas, tos pagalbininkus, kurie gali jums padėti, duoti idėjų. Taigi iškart ištrauksiu prie variantų po vieną sielos gyvūno, totemo energijos pagalbą, patarimą ir tai bus toksai slaptas ginklas, slapta pagalba, ingredientas, kuri kiekvieno varianto pabaigoje atversim ir pasižiūrėsim, bet dabar jau ir ištraukiu, kad tai lauktų pirmojo varianto, antrojo ir trečiojo. Taigi po šituos variantus rinkitės savuosius situacijas. Taigi pirmasis variantas, antrasis ir trečiasis. 3 situacijos, 3 žinutės iš visatos pagalba, ką jums reikėtų sužinoti. Taigi išjauskit, galbūt kažkokia viena korta jums atrodo gyvybingesnė, šypsosi jums, o galbūt skaičių jūs matot 1, 2 arba 3, taigi rinkitės. Ir pradėsim kortų skaitimą nuo pirmojo varianto. Taigi atverskim jį ir matosi, kad tai yra kažkoks kvietimas susijungti, bendradarbiauti, tai yra žemė tarp 2 žemių, matosi viena ir kita ir čia ištęsti takai ir jau čia formuojasi bendra tokia žemė, į kažkokį kviečia bendradarbiavimą, sąveikavimą, susijungimą
Taigi kiekvienam savo situacijos ir pasižiūrėsim iš kitų kortų, kurgi čia visata dar nuves, bet matosi, kad čia ir saulė šviečia, kad yra kažkokia perspektyva, ateitis, kad kažkoks toks tikrai svarbus dalykas, toks pakylėtas, nes liktai kažkur virš žemės, kažkokiuose kalnuose aukštai, taigi kažkoks svarbus tikslas, apie kurį jūs svajojat, galvojat, kažkoks susijungimas, sukūrimas, kažko svarbaus, kur dalyvauja dvi pusės, viena ir kita, kaip matom, ir pasižiūrėkim, kasgi toliau tada. Tai pasižiūrėsiu, pirmiausiai ištrauksiu vieną kortą, kaip jūs visą tą mato, ir pasižiūrėsim, kasgi toliau. Tai mato kaip 5 kardai, čia tokia korta, kuri vadinasi arogancija, pasipūtimas, toksai, tai galbūt kažkokia ir žinutė, jeigu šitas dvi kortas sujungiam, tai kažkoks matosi, visata kviečia jūs ir antrą pusę bendradarbiauti, kad tai yra dviejų žmonių reikalas susijungti į tą bendrą žemę, sukurti gražų dalyką, kiekvienam savo, bet yra kažkokios mintis, įsitikinimai. 5 kardai tai toks nuolatinis minčių audimas, buvimas tose mintise ir nusigręžimas nuo širdies reikalų, kažkokia galbūt ir arogancija, toksai potyris, kad aš viską žinau, aš karalius, ir liktai toks neatverimas širdies, ir pasižiūrėsim, kokios čia situacijos, bet galbūt čia ir toks ieškojimas lengvesnio kelio, jeigu tai apie santykius, tai du žmonės, du krantai susijungia į bendrą tokį vandenyną, ir vis dėlto tie santykiai apie nuoširdžią meilę, kad giliai širdies gilumoje, tai kiekvienas žmogus vis dėlto nori tos tikros meilės, tikrų jausmų, būti priimtas, mylimas, ir kad visos tos savybės būtų priimtos partnerio, kad tai būtų natūralu, ramu, harmoninga, bet galbūt čia yra toksai būdas ieškoti lengvesnio to kelio per kažkokį vadovavimą, aroganciją, ir galbūt jūs to nepastebit, vieni daugiau, kiti mažiau taip elgiasi, bet pasižiūrėkim, apie kągi daugiau, ką paaiškins kitos kortos. Ir pirmajam variantui naudosiu žvaigždžių taro kortas, taigi apie ką ta arogancija. Tai apie kažkokias giluminės baimės, tokį nesupratimą, kažkokius gilius tamsius vandenis ir tokį visatos kvietimą atgimti, iš tikrųjų rinktis tai, kas tikra, ir kad tai liktai yra per sunki našta ir norisi, matosi, kad gudrauti čia, rinktis tikrai kažkokį lengvesnį kelią, ir tai visata rodo, kad tai yra tokia skurdo sąmonė, kad tai yra toksai pasitenkinimas mažesniu, negu jūs gali turėti. Taigi, arogancija šneka apie baimės giluminės, tokį netikėjimą tikrais jausmais, meilę, bet ir visatos kvietimą atgimti, kad jūs širdies gilumoje tai žinot, kad tai yra netikra, tai turėtų būti kitaip, ir tai slegia, kad atrodo tuo lengvesniu keliu, greičiau jūs tenai nueisit, bet tai yra tokia iliuzija, apgaulė savęs, ir todėl neskanu ir sunku, kaip šitoj kortai, tai kažkoks lokys ant pečių užgriuvęs, taigi matosi, kad tokia situacija, ir kad tai iš tikrųjų nėra 10 monetų, nėra ta tikroji laimė,
bet yra kažkoks tik tai savęs nevertinimas ir matosi iš šitų kortų taip pat tas mėnulis ir 5 monetos, tai ir šneka apie tokį iš tikrųjų užslėptą savęs nevertinimą ir giluminės tokias baimės, kad galbūt aš nevertas meilės, tai aš kažkaip pasislėpsiu po arogancijos kaukę ir gal praslysiu, kažkaip man pavyks apgauti, bet iš tikrųjų nepavyks. Taigi pasižiūrėkim, kokią situaciją jums čia visata nori parodyti. Situaciją irgi ištrauksiu šitą iš kortą, tokios kalbančios kortos, jos atitinka taro, bet ir turi savus pavadinimus ir tikrai tokius įdomius kalbančius vaizdus. Taigi situacija matosi apie meilę vis dėlto, apie tą susijungimą. Taigi galim ir šnekėti, kad pirmasis variantas apie santykius, nes ir čia panašus toksai vaizdas. 2 krantai, 2 žemės jungiasi į vieną. Ir kad tai yra toksai klausimas meilės, partnerystės, tos sąjungos, kaip ir matosi, kad situacija 2 taurės, žmonės, kurie su savom širdim, su savais jausmais vis dėlto žiūri vienas į kitą, galbūt ir esat veidrodžiai vienas kito, gali būti ir tokia situacija, nes šita korta 2 taurių, tai ir matosi, kad tiesiog žmonės žiūri vienas kitam į akis ir pasižiūrėkim daugiau apie kągi tos 2 taurės, apie kągi ta situacija. Ir matau čia visokių kortų jau ir pakabintasis, kad tai ir kažkoks užstrigęs reikalas, kad tai yra kažkokia aukos pozicija. Ir pasižiūrėkim daugiau apie ką. Tai apie tokį vidinę šviesos ieškojimą, atsiskyrėlis, didysis arkanas. Ir matosi versta korta 10 monetų. Ir saulė, tai, o čia yra 8 taurės. Tai galbūt ir šneka, kad čia situacija apie meilės santykį, apie galimybę užmegzti tą ryšį, puoselėti, užauginti iki tos bendros žemės, gražios tokios partnerystės, meilės sąjungos. Ir kad yra tokia poza arogancijos, kažkokia noro lengviau praslysti, prasmukti, per tą lieptelį nueiti tenai, bet visą tai mato jūsų gudravimus ir tiesiog matosi ta situacija, kad galbūt ir nepavyksta čia turėti tų 10 monetų. Atsiskyrėlis tai ir yra tasai žmogus, kuris vienas vis dėlto, kad galbūt ir nepavyksta susijungti, nes jaučiasi tą apgavystę ir tą antrą pusę supranta. Taigi matosi, kad tokia situacija tai yra kažkokie jausmai kaip 8 taurės, kur jūs ir esate tose kažkokiuose jausmuose, kuriuos vis dėlto tenka sudėlioti, surūšiuoti, atskirti. Ir toksai metas susivokimo, suradimo tos vidinės šviesos ir susivokimo, galbūt ir atskleidimo tų jausmų, atverimo tos jausminės pusės, kad ne vien tik tai protas, bet ir širdis svarbu santykiuose. Ir tai gali tada ir atversti šitą 10 monetų kortą ir kad tai bus šviesu aišku kaip diena, kad matosi toksai leidimas jausti, atverti širdį, sudėlioti jausmus, galbūt ir atleisti kažkokiose situacijose praeities, kaip 8 taurės, kad dėl kažkokių skaudulių, pykčių jūs čia ir užsidarėt, kaip tas atsiskyrėlis, užvėrė tą širdį, bet matosi, kad vis dėlto norisi tos šeimos, to klestėjimo ir kad būtų aišku, šviesu kaip diena, kad tokie santykiai be melo, apgavystės, be kažkokių gudravimų, kad tai būtų tiesa
vis dėlto tokia situacija visą tą rodo, kad jūsų noras tai vis dėlto išeiti iš to liūdesio, vienatvės ir turėti tą gražią sąjungą kaip dvi taurės, gražius namus, partnerystę kaip 10 monetų ir kad tai būtų aišku, gera ir matosi, kad čia ir tokia yin ir yang simbolika, kad dėrėtų tos energijos vyriška ir moteriška ir kad tai tokius iššauktų pokyčius į gerą transformacijas, kaip drugelis šneka ir kad jūs čia nuostabiai gyventumėt kaip tos dvi gėlės tokios saulėgrąžos, kad po tą saulę, kad jums gera, šviesu, ryšku ir harmoninga būtų. Taigi toks matosi noras ir tokia situacija. Ir pasižiūrėkim tada, kokį patarimą mylinti visata jums duos, kaip jums tai padaryti. Taigi, matosi atverti širdį, kaip pažas turiu. Taigi, atverti širdį, eiti su meile. Ir kad pamatyti tas galimybės, tas meilės. Ir kad pabaigti tą praeitį, nes čia tokios kortos ir gaunasi, pakomentuosiu, kad toks perėjimas iš vienos būsenos į kitą ir ant kaladės dugno tai matau, kad dvi monetos tai ir yra toksai svarstymas ir įdomi tokia korta štai kortų kaladėj, kad tos dvi monetos, tas svarstymas ir ieškojimas tai yra toksai lyg spigliuotas, kad tai kažkaip žaidžia, kad netaip ir čia lengva toj situacijoje, atrodo, kad nėra paprasta daryti tos pokyčius ir kad yra kažkas balta ir juoda, matosi tie spigliai kažkokios situacijos ir netgi ir į tą teigiamą scenarijų netaip jau jums čia ir lengva atrodo papulti, bet ir tas sunkus, tasai taip pat skaudina, taigi toksai svarstymas, ką rinktis, kad toksai nelengvas kelias, lyg tai kažkoks aštrumas, toksai per širdį eina, kad matosi kažkokie spigliai čia bado. Bet ir patarimas toks, kad kaip šitoj kortai matom 5 taurės, tai yra 3 taurės ta praeitis, kur kažkokios situacijos, lyg tai gyvenimo džiaugsmas pasibaigęs ir jos yra išlietos, tai ir visata patarė, kad nebeskaudinti savęs, nebesigręžioti į praeitį, kažkokių patirčių, scenarijų, kad tam jau pabaiga šitoms 3 taurėms ir 10 kartų pabaigė tą situaciją, nes matosi, kad jūs čia ilgai jau kankinatės tą temą ir kad jau metas užbaigti. 10-ukas tai ir yra ta pabaiga, taigi kančioms ateina pabaiga, visą tą sako ir patarė tai užbaigti kuo greičiau, nes vis dėlto čia yra tos 2 taurės, kaip matom, kurios yra tokia gausa, kaip vaivorykštė simbolizuoja tą gausą, tą partnerystę ir kad tai yra visai kitos patirtis, nes ta praeitis, kur jūs čia išbandėt ir kažką nuveikėt, tai iš tikrųjų buvo ir gražių, ir negražių dalykų, ir neverta tame gilintis ilgiau ir matosi, kad iš kitos kortos 8 taurių jūs čia visą tą kviečia sudėlioti tos jausmus, eiti naują, kad kitos patirtis šios, kurios dabar jums ateina visai kitos, kad tai kitokios pamokos, nes negali kartotis visada tas pats, kad dėl to progreso augimą žmogui duodamos kitos situacijos, taigi ir matosi, kad visata kviečia atverti širdį, išeiti iš tų svarstymų ir tiesiog atsiverti tai meiliai ir tai galbūt kažkoks naujas meilės santykis, dar kažkokia nauja galimybė, kur norisi lyg tai ir kitaip, lengviau, greičiau, bet nepavyks, taigi
kol netversit širdies, kol nepaleisit praeities, tai nebus tų pokyčių. Ir pasižiūrėkim, kasgi toliau būtų, jeigu jūs atvertume tą širdį, paliktume tą praeitį, kad patikėtume tuo sėkmingu scenarijumi, darytume tai nuoširdžiai su meile savo ir kitam. Taigi, koks tada rezultatas jūsų laukia, pasižiūrėkime artimiausių metų. Ir kadangi tai aktuali situacija dabar, tai ir šneka, kad tai yra apie kažkokius galbūt ir naujus santykius, kur žmonės su savo patirtim bando sukurti naują tą santykį, meilę ir nori kažkaip lengviau, greičiau, kad mažiau pastangų tame įdėti, kažkokios patirtis gąsdina, bet visata kviečia pažvelgti nuoširdžiai, naujai, šviesiai, nes matosi ta saulė, tai ir šneka, ir čia mes matom saulę, ir čia, kuri šneka apie tą aiškumą, tikrumą, kad tikri jausmai, tas toksai ir kantrybė, ir laikas viską sutvirtina, užaugina. Taigi, koks rezultatas artimiausių metų, galim sakyti, balandžio gegužės mėnesį, jeigu jūs pakeisit savo strategiją, tai kas tada? Tada matosi pažas monetų, kažkokios naujos vertingos pradžios, kažkokios patirtis jūsų nepatirtos darbus, kurios iš tikrųjų atneš daug gausos, matosi, tai kortai, kiek detalių, kiek visko čia, galimybių, kažkas tokio, lyg tai jums akis atsivers, kad jūs pamatysit to, ką nematėt, ko nepatyrėt. Ir matau čia gulbę, kuri tokia ištikimybės simbolis, galbūt jums ir norėsis būti ištikimam tam savo partneriui. Ir lokys, tai vyriška energija, pajusta savo stiprybę, norą rūpintis, būti stipriu. Ir daug čia visokių gražių detalių matau, ir drugeliai, tik transformacijos, netgi labai daug drugelių. Taigi didelės tokios transformacijos įvairių situacijų, jeigu jūs leisit, tai ir atsitiks. Ir matosi, tai bus kažkoks ir toks 5 lazdos, tai energijos toksai subalansavimas vidinės tos ugnies, kažkoks sutramdymas, kažkokio pykčio. Ir matosi, kad nurims tas protas kaip 4 kardai ir kad bus tokia galimybė tikrai sukurti tą bendrą žemę, tą gražų santykį. Nes imperatorius tai ir šneka apie tą šeimą, gražų tokį darinį su ilgalaikė perspektyva. Tai matosi, kad jūs paimsite teisingą kryptį, scenarijų ir kad tai bus tikrai didelis potencialas, galimybė kurti tos tokius stabilius, harmoningus, ilgalaikius santykius, lyg imperija, šeima. Ir nes matosi, jeigu pakeisit savo plokštelę, norisi sakyti, tą scenarijų, tai atsivers nauji keliai, galimybės ir jūsų tas kažkoks vidinis pyktis, įtūžis bus suvaldytas ir nukreiptas teisinga linkme kūrybai ir protas nurims ir matosi, kad tokia situacija kaip imperijos kūrimas, kad viskas susilygiavo, susistabilizavo ir taip toks scenarijus galimas. Ir matau, kad čia toliau ir karaliaus taurių, taigi ir meilė, ir vyriška energija ypač matosi, jums reikštis kitaip, kai daugiau tos tiesos, nes daugiausiai čia kortų skaitimui žiūri moteris, taigi vyras, galima sakyti, jums elgtis kitaip, kai jūs iš širdies, kai iš tiesos elgsite su juo, tai jisai ir norės prisimti įsipareigojimus ir taip pat parodys dar daugiau meilės. Taigi apie tai šitas variantas ir pasižiūrėkim, koksgi
paukštis, koks orakulas. Tai matosi šitoks paukščiukas jūsų pagalbininkas, ką jisai čia pašnabždės, kad jisai pasiruošęs išreikšti meilę šeimai ir draugams. Taigi apie tokį atsiverimą ir visai priešingą energiją negu šita arogancija, kuri 5 kardai apie protą, apie tokį norą valdyti, kad jums pagelbės visai kita energija, padės ta, kuri tokia žaisminga, lengva ir kuri moka išreikšti meilę visiems žmonėms artimiems ir tiesiog gatvėj praeiviams nusišypsoti, kad jums turi būti lengva išreikšti tą meilę šeimai, draugams ir tai padėtų dar jums lengviau įvykdyti tą savo norą. Taigi galite ir pasižiūrėti iš arčiau, kokius patarimus jums šitas paukštis duoda. Ir baigsim pirmąjį variantą. Dėkoju jums. Ir pradėsim skaityti antrąjį variantą. Taigi, kas aktualu, svarbu šiuo metu. Ir pasižiūrėkim jūsų orakulą. Apie kągi ta situacija. Tai yra apie paukščius. Ir matau, čia yra 4 paukščiai. Taigi, apie kažkokį bendravimą, komunikavimą, susikalbėjimą. Ir matosi toksai laikotarpis dabar ir dangui susiklostė tokios planetos, kad skatina santykius, bendravimą, išsiaiškinimą, kažkokių situacijų išsigryninimą. Tai ir gali visai būti kažkokia žinutė apie tai, apie kažkokius reikalus, bendravimą, komunikavimą. Ir tai nėra 2 pusių, kaip pirmajam variantui 2 žmonių toks santykis, o antrajam matosi tai daugiau, galbūt ir šeimos ar darbo kolektyvo, ar dar su daugiau žmonių tas santykis jaučiasi. Ir pasižiūrėkim tada, kaip visata mato jūs. Vieną kortą ištrauksiu ir pasižiūrėsim. Tai matosi kažkokia situacija užšalusi, kad tai yra apie jausmus ir kažkokia situacija, matyti, visata kviečia jūs atsipalaiduoti, kad jau atėjo pavasaris, tuoj vasara ir kad tame bendravime daugiau laisvumą, ekspresijos, kad įsijautimą į situacijas, parodyti širdies, atverti, kad kažkokia matosi jūsų būsena čia yra užšalusi, kad esat liktai už stiklo, už ledo, neįsitraukėte kažkokias situacijas, kad širdis užverta. Ir pasižiūrėsim, kas toliau čia dėliosis, kaip dar jūs pamatys visata. Džiro Marčeti, mistinės taro kortos, mistinė paletė. Taigi, kokie jūs dar daugiau. Tai tie, kurie esat kažkokiuose svarstymuose, pasirinkimuose šiuo metu, energetiniam tokiam balansavimėsi. Ir matosi, kad yra metas rinktis kaip mylimieji, kažkokie pasirinkimai svarbus jūsų gyvenime. Ir tai yra 6 taurės to, kas miela, gera, kas primena tokias gražias būsenas iš svajonių, iš vaikystės. Ir matosi čia ant kaladės dugno 8 lazdos. Tai reiškia, dabar toks metas, kai jūs turite daug energijos ir tiesiog norisi tai atlikti, kad norisi rinktis tai, kas jums miela, gera, kas iš jūsų svajonių, kaip šita korta matosi, graži tokia kaip iš vaikystės fantazijų, ar leisti, kad įvyktų kažkoks scenarijus visai toksai netikėtas, kažkam tai galbūt ir fantastinis atrodo, bet jūs
įsivaizduojate ir jums tai atrodo labai tikroviška, kad gali tai atsitikti. Taigi visata jūs mato kaip tokį besibalansuojantį žmogų pasirinkimuose ir tokį jausmingą, ir vidinis vaikas toksai džiaugsmingas ir jisai reikalauja savo dėmesio, reikalauja, kad būtų išpildytos kažkokios svajonės, kad nori tas vidinis žmogutis džiaugtis, kad mes turim kiekvienas dvi tas pusės, tą tokį suaugusi žmogų rimtą, bet viduje turim tą tokį žaismingą vaiką, tai matosi, kad ir jam čia norisi džiūgauti, kažkokios situacijos, kažkas galbūt tas vidinis vaikas ir nori kažkokios dovanos, kelionės, kad tai atšildytų tuos ledus, kad gal jūs čia kaip ir jaučiasi tas suaugęs toksai žmogus, po kažkokią ledinę kaukę slepiatės ir nerodote savo tikrųjų jausmų ir kad tasai žmonės iš išorės galbūt ir nesupranta, ką tas paukščiukas tai yra jūs, kokias mintis, jausmus audžiat, bet matosi, kad tai labai skiriasi ta išorė nuo to tokio abejingumo. Viduje tai gražios svajonės ir toks noras mylėti, noras įgyvendinti kažkokias labai gražias svajonės. Ir pasižiūrėkim tada, kokiagi situacija, apie kurią mes turėtume sužinoti, tai yra jūs turėtumėt sužinoti dabar, kas per situaciją. Tai yra 4 monetos, taigi, kad kažkokie yra dalykai, kur tikrai jums labai tokie reikalingi, artimi ir kaip 4 monetos tai yra tai, prie ko jūs prisirišę, kur gera su tuo būti ir nesinori nieko keisti ir matosi, kad čia tokia simbolinė korta, tai yra viduje, tai yra kažkokia planeta, tobula svajonė, kaip ir labai panašu į šitą tokią energiją, kad jūs žinot tiesiog galbūt ir iš vaikystės kažkokį modelį, situaciją kažkokią žinot, jaučiat, norit ir vidus jūsų labai tvirtai prie to prisirišęs, kad tai yra brangu, kaip nuostabus jūsų pasaulis, bet tokia problema galbūt čia tame, kad jūs neatskleidžiat to išoriai, kad išoriai tai jūs rodo tą ledą, o viduj tai jūs visas pasaulis ir matosi toksai gyvybingas, aistringas, raudonos spalvos, o čia tokios baltos užšalę, kad tai yra toksai visiškas disbalansas ir jaučiasi, kad čia tokia situacija, į kurią visata jums nori atkreipti dėmesį, kad jūs, kai rodot save kitiems žmonėms, kaip tą tokį ledo kaukę, tai jūs neparodot to savo tikrojo vidaus, to nuostabaus pasaulio ir todėl jums nėra jau taip ir lengva įgyvendinti tos jūsų norus, nes žmonės visai net neįtaria, kas jūs iš tikrųjų esat, kad tai yra labai skirtinga. Ir pasižiūrėkim tada, ką daugiau paaiškins, kas paaiškins dar šitą kortą, apie kągi tas tobulas pasaulis, ta svajonė jūsų atveju, ką mes turėtume sužinoti čia ir dabar. Taigi pasižiūrėkim. Tai yra tikrai toksai žmogus karštas kaip karalius lazdų, tokia ugnis, įkvėpimas, aistra, stipri energija, jumise dega karšta širdis, veiksmai, energetika ir toksai išminčius, atsiskyrėlis matosi. Ir čia yra fortūnos ratas ir apversta korta stiprybė. Taigi žiūrėkime, kas čia išsidėlios tos situacijos, kad kažkokios baimės jūs stabdo nuo pokyčių, kad jūs didysis arkanas, atsiskyrėlis ir fortūnos ratas, tai visata jūs mato kaip tokį žmogų
ugninga, kad tikrai jūs turite idėjų veiksmą ir dega viduje ugnis, bet kažkaip jūs čia irgi nusitolinę ir tai išgyvenat savyje, kad nerodot į išorę kažkokios situacijos. Matosi, jeigu kartą šitą apversta stiprybės, tai kažkokios baimės jums trukdo atsiskleisti, parodyti savo tą tikrąjį aš, kas jūs esat, nes matosi, kad iš tikrųjų tai esat stiprus toksai žmogus, karalius lazdų, fortūnos ratas, stiprybė, tai apie tokį greitį, apie stiprią jėgą, ketinimo galią, veiksmą, kūrybą, kad tikrai jūs gali daug nuveikti, bet matosi tokia situacija, kad jūs tai slepiat savyje, viduje, kaip atsiskyrėlis, kad nedrįstat eiti į išorę, kad kažkokios baimės jūs stabdo parodyti tą savo galią, pakelti tą galvą ir skrieti kaip kokiam drakonui, kaip matom šitoj kortoj, bet iš tikrųjų šitų kortų tai matosi, jaučiasi, kad tai ilgai negali trūkti, kad pati fortūna įsikiš, visata, kad bus kažkokie pokyčiai, kad teks išeiti iš to atsiskyrėlio ir parodyti savo tą stiprybę ir savo tą veiksmą, savo tą kūrybą, energiją, aistrą gyventi. Taigi, pasižiūrėkim, kas toliau. Kokį patarimą jums visata duos, kaipgi jums tai padaryti, lengviau atsiskleisti, parodyti. Tai yra imperatorius korta, energija. Ir čia yra 6 lazdos. Ir čia yra 3 lazdos. Ir čia tūzas monetų. Tai matosi, kad vis dėlto visata jums čia paruošusi tikrai gerų tokių siurprizų, įdomių scenarijų. Ir kad galbūt ir patys jūs savo viduje prikūrė daug visko ir kad atėjo metas tai leisti tam atsitikti, nes matosi visata, jūs mato kaip imperatorių, tą žmogų tikrai stiprų, subalansuotą, tą, kuris gali laimėti, kuris gali tos rezultatus prišaukti, sukurti, atlikti. Ir taip ir darykit, tiesiog imkitės veiksmo, kad galbūt jūs ir nepastebit, kokie jūs esat gabūs, talentingi, kad esat imperatoriai, laimėtojai ir tokių sėkmės istorijų kūrėjai. Netgi matosi, kad jeigu jūs patikėsit, tai ir atsitiks tie sėkmingi scenarijai ir atsivers tie keliai, kad matosi tik reikalingas tikėjimas, kad viską jūs čia turite, tiesiog išdrįsti, pabandyti ir atplauks tie laivai. Ir matosi, kad tai nuostabus laivai, jeigu tūzas monėtų, tai atneš sėkmę visur, kad atsidarys durys. Ir pasižiūrėkime, apie kągi tas tūzas monėtų, kokios tos sėkmės, jeigu jūs išdrįstumėt, pabandytumėt, parodytumėt savąją tą tikrąjį pasaulį, kad galbūt ir nedrąsu, bet visata sako, kad reikia. Ir matosi, kad visos kortos krinta, kai mes žiūrim, kasgi viduje, apie kągi tas tobulas pasaulis, tai tikrai stiprios kortos ir kad jūs galite tai atlikti ir tai svarbu jums žinoti dabar, aktualu, kad nedelskit. Pasižiūrėkim, koks tada rezultatas tikėtinas artimiausių metų, jeigu išdrįsit. Tai balandžio, gegužės mėnesį. Taigi matosi Ryteris kardų apversta korta. Ir čia yra 5 taurės. Ir čia yra 7 monetos, kad tiesiog bus
O čia riteris monetų, kad matosi, kad iš pradžių tai bus ir ne taip jau lengva jums čia judėti į priekį, lyg tai tokia istorija visata atskleidžia, kad iš pradžių tai lyg ir bus toksai netikėjimas, kad jums čia nepavyks ir kažkoks liūdesys ir toks tiesiog ketinimas neskubėti. Matosi, kad jūs čia ne riteris kardų, kuris pats greičiausias, bet riteris monetų, kuris lėčiausias, tiesiog iš to šalimo eisit mažais žingsniais, nes bus toksai netikėjimas ir manimas, kad gali dušti tas jūsų gražios svajonės neišsipildyti. Taigi pasižiūrėkim, kas toliau tada, kai jau šiek tiek apšilsit, pradės tie ledai tirpti, kad pirmi tokie žingsniai nedrąsūs, lėti. O kasgi toliau? Toliau, tai matosi, ta ugnis įsižiebs vis dėlto, jūs karalius lazdų ir tūzas lazdų, kad jūs čia sušilsit, apšilsit kojas ir judėsit šiek tiek jau ir greičiau. Ir toliau 4 lazdos, kad pajausit tokį energetinį stabilumą, galbūt ir namie jūs palaikys arba jūsų šeima, tie žmonės, kurie yra artimi, kuriuos jūs įvardyjat savo šeimą, jūs sulauksit pagalbos, palaikymo. Ir matosi, kad baigsis kažkokios skaudžios situacijos, kad 10 kardų, tai bus ir pabaiga tų scenarijų, kur čia matosi, kad apversta korta scenarijus, tai tokio pažo, kad jau tokio žmogučio, kuris tik tai kažkokiais nedrasiais žingsneliais eina, kad tai bus pabaiga ir matosi toliau yra žvaigždė, kad iš tikrųjų tai jūs esat žvaigždė, esat ryškus, įdomus žmogus ir toks scenarijus jūsų prasidės. Taigi, po to nedrasaus judėjimo, kaip riteris monetų, įsidrasinsit, gausit palaikymą, praeities scenarijams pabaiga 10 kardų. Tai ir matosi, kad dabar tokia situacija, jau tas toksai netikėjimas, nedrasumas eina į pabaigą ir šita korta taip pat ir sako, kad jau pabaiga, kad tau jau tos situacijos baigėsi. Ir matosi, kad turi tu čia palaikymą ir kad toksai svajonių išsipildymas kažkam, tai galbūt ir ta situacija karalius lazdų, kad jūs kažkokioj veikloj atsiversit viešai, kažkur tapsit viešu matomu, galbūt internete sukursit savo portalą ar dar kažkokios situacijos, galbūt šoksit, dainuosit, grosit, ar kažką darysit, kursit, kalbėsit viešai, kad toksai matosi žmogus, kuris turi lobius neišsenkamus savyje paslėpęs ir kaip koksai turtuolis, gobšuolis, auksą žarsto tos brangakmenius ir nerodo kitiems, bet jau atėjo metas tai atskleisti ir kad šis pavasaris bus tas metas, kai jūs tai padarysit ir kad jūs artimieji labai palaikys, galbūt jie ir slapta žino, kokie jūs esate iš tikrųjų talentingi, nuostabus. Taigi metas jūsų žvaigždė žibėti ir pasižiūrėkim, kokį tada gyvūną čia mums visata į pagalbą atsiunčia to temą. Tai yra čia iš Australijos toksai gyvūnas ančiasnapis ir jisai šneka, kad aš priimu ir vertinu, kad aš esu skirtingas nuo didžiosios daugumos žmonijos ar sociumo, taip galima išversti. Taigi tikrai labai į temą, kad ir apie tos paukščius šiandien, kaip ir mes ir šnekėjom, kad yra ta bendruomenė, įvairūs kolektyvai ir kiekvienas žmogus yra originalus
individualus, kad tai, ką mes matom išoriai, tai yra viena, bet žmogus kiekvienas turi savį nuostabų vidinį pasaulį, kaip ir ta viena tokia korta man čia labai irgi atsiliepia į tą tokį nuostabų vidinį pasaulį, kurį jūs sukūrėt. Ir šitas totemas, šitas sielos gyvūnas taip pat ir kviečia, kad priimti tą savo kitoniškumą, kad jūs esate originalus, ne toks koks skirtingas nuo kitų, bet iš tikrųjų ir kiti skirtingi. Tik tai kiekvienas žmogus atskleidžia tai, kiek išdrįsta, bet matosi, kad jūs išdrįsit. Taigi apie tai šitas kortų skaitimas ir parodysiu iš arčiau dar kitus patarimus šito sielos gyvūno jums, ką domina, galėsite pasinagrinėti. Ir dėkoju antrajam variantui. Ir imsime skaityti trečiojo varianto, kas aktualus, svarbu trečiajam variantui šiuo metu sužinoti aktualijos. Taigi trečiasis variantas ir apie ką tai yra apie mūzą, įkvėpimą, kviesk mūzą, taigi kažkokios situacijos apie kūrybingumą, apie idėjas, įkvėpimą, apie fantazijas, kad jos gali įsigyvendinti, apie stebuklus, kurie čia egzistuoja, apie gražius tokius dalykus, apie meną, svajonės, fėjas, angelus ir dar daug visokių įdomių situacijų. Taigi matosi, kad trečiasis variantas apie tai. Ir pasižiūrėkim tada, kaip jūs visą tą mato. Ištrauksiu vieną kortą, jinai pati šoko ir matosi, kad tai yra magas, didysis arkanas. Tai tikrai apie svajones, ne veltui matyt prabilau ir apie tos fėjas, angelus, taigi kažkokia magija, galbūt šitą variantą ir pasirinko žmonės, kurie užsiima tą vadinamą magiją, ezoteriką, kurie tiki stebuklais ar kūrė mintimis savo realybę, tie tyrinėtojai, kurie domisi kvantinę fiziką ir dar įvairiom teorijom ir bando savo gyvenime tai įgyvendinti, sukurti, padaryti. Taigi pasižiūrėkim, kas daugiau, ką paaiškins taro arkanai šitą magą energiją, kokiegi jūs esate daugiau dabar, kągi reikėtų sužinoti, pasižiūrėkim. Taigi esate tokie greiti, ryžtingi, valdot situaciją, didysis arkanas vežimas, balansuoja tarp balto ir juodo ir kažkokiose situacijose esat užstrigę, nematot savo to tikrojo grožio ir kad turit svajonių ir matosi, kad aukščiausiai žinia. Taigi tikrai ezoterikai žmonės, kurie išvystė intuiciją, kurie domisi giliomis žiniomis, taigi matosi, taip paaiškina jūs plačiau. Galbūt čia ir žvaigždė šneka apie astrologus, apie žmonės, kurie yra vieši, matomi. Ir dar įdomi situacija, kad čia matau magas, ta korta iškrita ir ant kortų dar kaladės. Matau ir čia magas, taigi tikrai ta situacija apie tos stebuklus, magiją, kūrybą. Ir jūs tokie esat, matosi, kad ryžtingai nusiteikę, kad turit jūs svajonių, turit jūs tokį vidinį vedlį kažkokį, kuris susijungęs su kažkokia žvaigždė, jūs veda į šviesą. Ir taip pat matosi netgi 3 didieji arkanai, aukščiausiai žinia, vežimas ir žvaigždė, apie tokią stiprią asmenybę. Žmogų tikrai ezoterika šitoj situacijai galim kalbėti ir kad tokį turit galbūt jūs ir misiją subalansuoti tą baltą ir juodą energiją
judėti per gyvenimą ir teikti pagalbą kitiems, bet taip pat turit kažkokių ir dalykų, kur ir apie save pasirūpinti, išspręsti, išsivaduoti, kad matosi šitos kortos, jūs nematot savo tikrojo grožio ir galbūt tos tikrosios savo esybės, kad gal jums ir atrodo, kad jūs esate čia kažkokie apriboti, negalit kažko, kad kažkas galbūt ir savo galimybėms, sugebėjimais, išvaizda abejojat, bet iš tikrųjų tai yra iliuzija, netiesa, kad jūs esat puikus, intuityvus, stiprus ir tokie spindintis kaip žvaigždės, nes matosi, kad tiesiog norisi žmonėms ir sekti jūs, kad jūs turit ką parodyti ir tie didieji arkanai ir šneka apie tas stipres energijas, kurias jūs skleidžiat ir kad tai yra kažkokios tik tai mažos baimės, kurios iš tikrųjų netiesa. Ir pasižiūrėkim tada, kokią situaciją visą tą nori jums atskleisti, kas reikalinga jums žinoti dabar. Taigi matosi kažkokia krizė, čia yra didysis arkanas bokštas, kuris toksai sarkastiškas, liktai su jumoru šitai kortų kaladai, kad audra puodelyje, tai gali būti kažkokios būtinės situacijos iškylę, kad galbūt tai ir nėra kažkokios kaip didžiulės tokios krizės, bet vis dėlto tai yra netikėta, kad ateina kažkokie atradimai ir tai jūs glumina, išveda iš pusiausvyros ir matosi, kad norisi turbūt jums atsakymų, kad galbūt čia ir yra kaip ir šita korta šneka, kad jūs nematot savo to grožio, tai ir tos kažkokios krizės yra tik tai audra puodelyje, o ne kažkokiam okeane, kad galbūt jūs čia ir per daug įsijaučiat ir išdidina tą kažkokią situaciją, kuri nėra tokia reikšminga, kad tai tik tai puodeliais išbėgusi kava, o ne kažkokios audros vandenynos, kur blaško laivų žmonės. Taigi pasižiūrėkim, kas daugiau. Apie kągi ta krizė jūsų atveju. Dar kartą bokštas, taigi tikrai kažkokia situacija krizinė, apie meilę, apie šeimą, apie kažkokį aiškumą, kaip saulė matosi, kad ta situacija apie žmonės, kurie tokie intuityvūs, bet ta situacija, ta krizė iškilusi su asmeniniais santykiais, meilės reikalais, šeimos reikalais, kažkokia situacija tapo nebeaiški ir todėl įvyko kažkokia krizė, taigi pasižiūrėsim, kas čia daugiau, bet matosi, kad situacija žmogaus, kuris myli, kuris moka mylėti karalienę taurių ir kuris turi gražią šeimą, čia ir visa giminė, ir žmonės, ir gyvūnai, taigi kiekvienam sava situacija, šeimos nariai, galbūt kažkas ir esat, čia dukra, sūnus, tėvų šeimoje, o kiti tai turit savo šeimą, esat vyras, žmona, taigi įvairios tokios situacijos, įvairių šeimos modeliai čia jaučiasi, bet matosi, kad tai žmogaus, kuris toksai charizmatiškas ir ryškus, toksai vedlys ir magas, ezoterikas ir tokios stiprios energetikos, kad kažkokia situacija taip pat sutrykęs ir kažkur įvykusi krizė, santykių tema ir kad norisi to aiškumo, kad ta saulė nušvystų, pasikeistų tą situaciją ir matosi, kad norisi, kad greitai viskas išsispręstų. Taigi, pasižiūrėkim tada, kokį patarimą jums mylinti visą to duos šiuo atveju apie stiprybę ir naujus šansus ir
kažkokį tokį gražų pojūtį, 6 taurės, taigi apie vaikus, šeimą, dėmesį artimiesiam, mylimiesiam ir vaikam, ir gyvūnam, kažkokį laiką skirti jiems ir matosi išeiti iš tų tokių sunkių darbų, galbūt čia korta 5 lazdos apversta ir matosi toliau toks kvietimas tiesiog keliauti, pereiti į kitas būsenas, iš šitos tokio noro būti pačiu geriausiu, kad matosi jūs čia įdeda daug energijos į savo tą veiklą, kiekvieną savo, kad tai išeikvoja daug jėgų, energijos ir tai matosi, kad jūs naudojat resursą tenai, bet jūsų šeima taip pat, vaikai, netgi gyvūnai prašosi jūsų dėmesio ir visa ta kviečia jūs keliauti į kitą krantą, tiesiog išeiti iš tos situacijos ir įeiti tokį lengvumą, gyvenimo džiaugsmą, kažkokį galbūt ir pikniką suorganizuoti, kad jūsų šeima pasiilgo to ir kad tai reikalinga, kad tai būtų ir savotiškas jūsų atgimimas, išsiskleidimas jūsų sielos, sklandyti aukštai ir išėjimas iš tokio liūdesio, kad netgi matosi nebūti ta karalienė kardų, tokia, kuri užsiėmusi vien intelektualinė veikla, kad ir jūsų karalius taurių čia tiesiog prašosi meilės, dėmesio, kad reikalinga įveikti transformaciją, išeiti iš to mėnulio tokio neaiškumo, kuris trunka pakankamai ilgą laiką, kad tai ir nuvedė į kažkokią neteisybę, kažkokį trūkumą, kad matosi jūsų trūksta žmonėms, kad tiesiog turi tai pasibaigti, kad jūs neinat į naują, matosi, nepriimat kažkokios galimybės, kad vis dėlto reikia tai daryti ir kad tai būtų iš tikrųjų labai smagu, kaip velnias čia šneka, kad tiesiog baigtųsi tos situacijos, kai lėtai viskas nepavyko, kad tam tiesiog pabaiga, kad reikia, matosi, tikrai atsitolinti nuo tų darbų ir tiesiog atsikvėpti, išeiti iš to pakabintojo situacijos, pakabintasis apversta korta, kad tiesiog kažkur jūs čia dirbat, veikiat, mastot ir neskiriat dėmesio savo tiem artimiesiam, tai tiesiog saukite reikit ir kad tai netgi ir jums suteiks tokį didelį džiaugsmą ir tokį įsižeminimą, matosi karalienė monėtų, kad pajusit jūs tą malonumą, būdami ta žemės dukra ir kad taip pat pajusit tą savo gyvenimo magiją, atsikryžiuos ta širdis ir kad kažkokios situacijos pasisuks labai sėkmingai, matosi, kad ir jūsų toje ezoteriniai veikloj jūs čia sėkmingai galėsit reikštis, taigi visą istoriją čia visata mums atskleidė, taigi, kad toksai kvietimas paimti tą šansą vis dėlto parodyti tą savo tokį subalansuotumą, priimti tos žmonės, kad jūs esat stiprus, bet taip pat būkite ir švelnus. Ir kaip ir kalbėjau, ir iš kitų kortų jaučiasi, kad iš šitos kortos taip pat, kad ir žmonės, ir netgi gyvūnai prašo jūsų dėmesio, ar tai reikalinga padaryti dabar, atsitraukti nuo darbų, nežiūrint to, kad jūs esat stiprus, galingi, tenai jaučiatės, galbūt per tą savo veiklą ir atsiskleidžiat savo galią ir labai jūs tenai myliu, palaiko, įkvėpia daug energijos, jūs tenai atgal gaunat, bet trečiasis variantas tai yra šeimos narių toks kvietimas sugrįžti į šeimą, parodyti dėmesį ir kad matosi netgi naujos galimybės ir veikloj, kažkokios durys atsidarys per tai, kad jūs skirsi dėmesio savo šeimai. Taigi apie tai trečiasis variantas, nes išsidėliojo visą istoriją, toks visas ratas prasisuka, kad ir jūs ir šeimai skirsi dėmesio, bet ir savo veikloj po to
tas fortūnos ratas jūs apdovanos, kad viskas čia susibalansuos, tiesiog metas toks. Ir apie tai trečiasis variantas. Ir pasižiūrėkim, koks tai sielos gyvūnas, taigi pelėda, tai tikrai apie tą išmintį, apie tą jūsų protą, intuiciją, logiką, apie gilias žinias. Ir matosi, kad jūs čia kaip žuvis vandenį, kaip paukščiai ore, tam žinių sukūry jaučiatės labai gerai ir norisi jums tenai būti, tyrinėti, kad tas jūsų toksai nuostabus protas tenai jaučiasi gerai, kūrė, pagelbėja kitiems, randa atsakymus, bet taip pat, kad jūsų šeima prašosi dėmesio, taigi reikalinga ir jiems parodyti dėmesį, subalansuoti savo energijas, laiką. Ir ta žinutė, tai kad aš pastebiu šešėlius savyje, aš pastebiu šešėlius savyje ir kitose su drąsa ir priėmimu tokiu. Taigi matosi, kad toks priėmimas ir savęs, kad nežiūrint to, kad jūs esate intuityvūs ir tokie talentingi, bet kažkur jums taip pat reikia skirti dėmesio, pastebėti tą šešėlį, kad jūs neskiria dėmesio savo artimiesiems ir apie tai šneka, kad jūs turėkite drąsos tai pripažinti ir kad tai yra tokia žinutė, kur visata jūs kviečia, kad galimybę tai tiesiog subalansuoti. Ir apie tai trečiasis variantas. Ir dėkoju jums už dėmesį, myliu ir iki kitų kartų viso.